Na ir atėjo laikas sutvarkyti pienių žiedukus. Jie pas mane gan ilgokai pastovėjo, jau beveik bus 12 valandų. Niekaip neužteko laiko man prie jų prieiti, bet vabaliukai bus išbėgę tikrai. Sako, reikia, kad drėgmė išeitų, tai aš tikiuosi, kad šiek tiek drėgmė išėjo. Ir dabar eisim prie tokio lengvo labai darbelio, ką mes šiandien padarysim. Tuoj parodysiu. Taigi aš pradėjau jau šitą darbą su pienių žiedais. Jis labai lengvas, sluoksnis cukraus. Apačioj pirmiausia, sluoksnis pienių ir vėl sluoksnis cukraus. Pienės, kai sudedam, paspaudžiam, kad neliktų oro tarpų, kad daugiau tilptų. Bet kaip gražiai čia man atrodys. Laikysim tą sirupą, tą visą masę dabar, nežinau, nuo 3 dienų iki 3 savaičių, nes taip radau. Tokios informacijos radau, kad, vienu žodžiu, tol, kol išsiskirs sirupas iš šitų pienių, laikyti reikia ant saulės, nes geriau išsiskiria sirupas. Ir tada nupūšt tą sirupą. Tas sirupas tinka peršalimo ligom, žarnynui tvarkyti. Jeigu pilvo skausmai kažkokie, kepenų darbai, grožiui, kas be ko, manau, imunitetą stiprint čia taip pat. Taigi, aukso vertas sirupas. Į dieną po 1 šaukštelį ir mes žvalūs, sveiki, stiprus. Tikiuosi, bandysim, pirmą kartą darau. Bet mane labai sužavėjo. Taigi, šiam kartui bus tiek. Nepamirškim, kas darys, nepamirškim patrombuot. Palaukim, kol išsiskirs sirupas, nukoškim į stiklainiuką ir iš šaldytuvo. Sirupas gali stovėti metus. Iki kitų pienių. Uždarom. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Ir rytoj nešim ant saulutės.